Sveiki visi, šiandien vėl grįžtu su naujų tarų skaitymu. Šį kartą pažiūrėsime, kaip artimiausius 3 mėnesius ko galima tikėtis darbo srityje ir finansų srityje. Taigi bus šiek tiek kitokio stiliaus skaitymas. Taigi, kaip visada matote prieš save 3 kaladės. Ir aš tiesiog dėsiu numeriukus, kad būtų lengviau išsirinkti savo rezonuojančią kalą. Čia bus pirma, čia bus antra ir čia turėsime trečią kaladę. Taigi galite pradėti rinktis. Jeigu jums trūksta laiko, primenu, jog vaizdo įrašą visada galite susistabdyti. Taip pat primenu, jog vaizdo įrašas galioja, nesvarbu, kada jį pažiūrėsite. Jeigu jums rezonuoja, reiškia, šis skaitimas yra būtent jums. Taigi pradedu nuo pirmo varianto, pasidarau vietų, šios patraukiu į šoną. Gerai, pirmas variantas. Kas laukia darbo srityje? Ir po to žiūrėsime finansus. Kas jūsų laukia darbo, karjeros srityje galbūt, ko tikėtis artimiausius 3 mėnesius. Šiaip gana sėkmingai, aš sakyčiau, kad jūs pradėjot kažkokį, čia dar besimėsiu kažką. Taip, jūs greičiausiai pradėjot naują veiklą ar naują projektą darbe, kuris iš tikrųjų artimiausius 3 mėnesius atneš jums sėkmę. Su kuo susidursit su iššūkiais, tai kolegos arba netgi konkurentai tai žiūrės gana skeptiškai. Bet šita idėja galų gale jums pradės nešti pelną. Šitas projektas, kurį jūs pradėjote, šita veikla. Kodėl? Ir čia viskas gana paprasta, nes jūs esat žmogus, kuris nori judėti į priekį, kuris nori pastoviai tobulėti. Ir jums, ta prasme, negana to, ką turite, ir į tą projektą, į tą veiklą jūs sudedat visą savo patirtį, išmintį. Ir todėl nėra nieko, kas jums sutrukdytų šiuo atveju. Jūs esate tiesiog autentiškas, įdedat labai daug. Ir tai jums garantuoja sėkmę, jūs, ta prasme, netgi susidurdami su skeptiškais žmonėmis, vis tiek einat į priekį. Ir tame yra visa jūsų sėkmė, čia matot, jūs priekį, jums nėra net ko atsigręžio. Taip pat gali būti, kas čia dar, net ir darbo keitimas, darbo pobūdžio keitimas gan drastiškai, netgi sakyčiau, kuris neždavo gana ilgą laiką finansinį saugumą, bet jūs tarsi jautėtės, kad jums reikia įdėti jau kitą kryptim, nes esat per ilgai, ta prasme, negali tobulėti jau tam darbė, kaip sakant, pasakėt viską. Dėl to jūs imatės naujos veiklos, naujų projektų. Ir ką ta nauja veikla, projektas ar galbūt nauja darbo sritis, tiesiog jums neša vidinį džiaugsmą, galit kūrybiškumą savo išreikšti ir jums tai sekasi. Jums tai sekasi, nes jūs esat galų gale sąžiningas ar sąžininga pati su savim. Galų gale jūs pradėjot judėti į priekį. Gerai, ir pažiūrim, kaip eisis finansinė situacija 3 mėnesių laikotarpyje. Finansinė situacija. Pirmas variantas. Biškį patrauksiu, kad matytųsi finansinė situacija, kokia bus 3 mėnesių laikotarpyje.
Nu, iš tikrųjų, kaip pasakyti, finansiškai jums užteks to, kas yra. Šiuo metu, kadangi, pirmos kortos rodančios apie darbą, apie veiklą, rodo pradžią, kuri galbūt dar neneša didelių pinigų, tai ir šitos kortos jums nerodo didelio pinigų padidėjimo šiuo metu. Bet jums visko užteks, jums pilnai visko užteks. Kartais atrodo, toks nerimas gali išlysti, bet, principe, jūs puikiai žinot, kad jums visko užtenka, tarsi, jums duoda visko. Toks yra toks nerimas biški, kad čia reiktų daugiau, galbūt norėtųsi paspartinti tuos finansinius reikalus, bet šiuo metu, nenusimato, tiesiog rodo pradžią. Ir užsibaigėsini dalykai, toks pasikabinimas. Kažkur 3 mėnesio pabaigoje, jau pavasarį, pajusit daug geresnę finansinę situaciją. O šiuo metu tiesiog atrodo, jums visko užtenka, jums yra ką padėti ant stalo, yra ko pamaitinti vaikus ir reikia, susikaupti tuo, nes jeigu jūs, pavyzdžiui, visą laiką galvosit, kad man čia neužtenka, kad nerimausit dėl šito, tai jūs tą ir prisitrauksit. Šiuo metu tiesiog sutelkit savo dėmesį finansinį tai, ką jūs jau turit, ką jūs galite suteikti. Nes jeigu galvosit apie ateitį, kad jums dabar kažko trūksta, neužtenka, tai šitas mintis ir pritrauksit patys. Tai toks buvo pirmas variantas ir judėsim prie antro. Taigi, antras variantas. Gerai, žiūrėkime, kas pas jūs. Darbas 3 mėnesių laikotarpyje, kas laukia, kas nusimato, į ką atkreipdėmesio, ką galbūt paleisti reikėtų, tuoj pažiūrėsim, ką jums žada darbas. Pas jūs situacija gana stabili. Bet aš vis kortose matau norą judėti į priekį, galbūt net keisti darbą, profesiją, bet neapsisprendžiat, nežinot, ko norit patys. Norit tarsi per mažai atrodo gaunat, bet jau kai nusprendžiat, kad reikia išeiti, reikia viską pakeisti, jums ar tai kokią premiją išmoka, ar tai algą pakelia, ar dar kažką. Ir lieka toje pačioje stadijoje, nieko nedarot. Tarsi, kažkas vis trukdo. Ką čia dar jum rodo. Nepanašu, kad jūs ir pakeistumėt tą savo sritį, kaip ir yra noras, bet yra pernelik daug baimių pas jūs. Jūs bijot išeiti iš savo komforto zonos. Jums, ta prasme, darbas jau net nebepatinka, profesija pati nebepatinka, bet bijot išeiti, bijot, ta prasme, bijot komfortą savo palikti. Ir kas tas. Ir tas stabdo jūs, kad reikės kitoj profesijoje ir kitam darbė įsidirbti, išjudėti iki tol, kol bus vėl finansinis stabilumas. Tai pas jūs, kažkaip tai viskas stovi. Viskas labai lėtai. Ir jūs tarsi pakibęs šitoj situacijoj. Nei žinot, nei siūlau tiesiog, pačiam tiesiog pasigalvoti, ko jūs realiai iš tikrųjų norit, ko jūs tikitės darbe. Jūs tiesiog, kaip ir per mažai jau, net ir atlyginimas jūsų nebetenkina,
bet kažką daryti nesat kol kas pasiruošęs ir nepanašu, kad pajudėsit iš to taško. Gerai, dabar pažiūrim finansinę situaciją 3 mėnesių laikotarpyje, kas jūsų laukia. Finansai. Kokie finansai bus? Finansai rodo kažkokias buvusias galbūt investicijas, ar tai kažkokias skolas, dėl kurių nerimavo, tai pamažu tie pinigai grįž pas jūs. Arba gali tekti net ir pasiskolinti, gali tekti paskolą pasimti, kortos siūlo labai gerai sutartis persižiūrėti. Principė, pas jūs finansinė situacija tokia, kokia yra, jinai nelabai ir keisis. Tiesiog šitoje vietoje tiesiog energija yra, jinai stovi, jinai yra tarsi užblokuota, pinigai pas jūs neateina. Ir kodėl jie neateina? Tiesiog nenorit judėti į priekį, nenorit nieko imtis, tiesiog kenčiat, maždaug, pakentiesiu, gal ta situacija pasikeis kada nors. Bet reikalas tas, kad jūs savo idėjų net nebandot įgyvendinti. Taip viskas ir stovi, ir stovės iš tikrųjų. Galima tiesiog parama iš tų valstybės institucijos. Ir kas dar? Nesikeičia šitą situaciją, jūs tiesiog esat pastrigęs. Ir kas blogiausia, jums gerai, kad taip yra. Tai antras variantas šito. Tai tikrai manau, kad įvertinsit kortų žinutę ir galbūt kažką pradėsit judinti, nes idėjų turit labai gražių ir jos turi labai didelį potencialą išsivystyti kažką svarbesnį. Toks buvo antras variantas. Dabar judėsim prie trečio varianto. Taigi trečias variantas, ką jums sako. Gerai, pažiūrim darbos, profesiją per artimiausius 3 mėnesius. Ką jums rodo? Ką jums kalba kortos? Per artimiausius 3 mėnesius. O pas jūs darbo srityje kaip ir viskas gerai. Sakyčiau, esat savo srities profesionalas, jau daug laiko dirbat šitą darbą. Darbas komandinis, turi daug patirties. Nors ir dažnai kyla konfliktų su kolegom, ar tai kas čia dar... Ne, čia ne konfliktai su kolegom, o tiesiog tarsi labai laikotės to savo darbo. Labai. Ir jūsų ambicijos yra žymiai didesnės, jau peraugusiu šitą sritį. Ir jums reikėtų pradėti judėti į priekį, galbūt jūs čia netgi vadovo koks darbas, ar šiaip savarankiškai dirbančio žmogaus. Bet jūs nenorit, ta prasme, nieko keisti, nes bijot, kad bus per didelis krūvis, tiek finansiškai, tiek emociškai, psichologiškai, ir jūs, tiesiog neatlaikysit šito krūvio, jeigu kažką pradėsit keisti. Bet ir vėl krenta, jūs savo srities esat specas. Ir jeigu jūs nieko nedarot, tai jums tada gyvenimas pakiš, taip sakant, koją. Pradės kaišiot ratus, teks kažką keisti, teks transformuotis.
Na ir ką dar rodo? Nu, tiesiog jo rodo tiesiog tam tikrus prisirišimus, galbūt prie tas darbas jums labai daug reiškia, bet tai kalba apie praeityje. Tiesiog tai yra, nu, kažkoks emocinis prisirišimas ir dėl to jūs nieko, keist nenorit, nors, jau peraugot, jau laikas tobulės, laikas permainom. Jo, ir gyvenimas rodo, kad tuoj viskas taip atsisuks. Nu, kad neturėsit ką daryti, tiesiog jums teks išjudėti priekį, nes pernelyg laikotės to saugumo, kurį dabar gauna. Gerai, ir pažiūrim, ką jums kortos rodo apie finansus. Kokie finansai? Trečias variantas per 3 mėnesius. Kokia finansinė situacija? Kokia finansinė situacija? Jau čia viskas pas mane vartaliojasi. Kokia finansinė situacija? Nu ir vėl visas kortos apsivertė. Nu, beveik visas. Nu, jūs patys suprantat, kad jums jau šiuo metu tai, ką gaunat, ką gaudavot iš to, ką uždirbat, jau, nebepakanka. Nes didėja poreikiai pas jūs. Nu ir visokios griūtis tarp pinigų šiuo metu kaip ir gana, užtenka viskam, bet poreikiai pamažu didėja. Norisi tarsi ir savo daugiau leisti, negu galėjot leisti savo iki šiol. Norisi save palepinti labiau. Nu ir tai atsisuka vėl finansinė situacija, per didelis krūvis. Nu ir vėl jums antrą kartą krenta mirtis, kuri reiškia, kad ateis labai rimti pokyčiai, tiek ir darbė, tiek ir finansuose. Nu ir apie ką ta mirtis? Nu jo, jums reikia tiesiog, nustot laikytis to, kas jau pažįstama, kas jau sena, prie ko jūs esat prisirišę. Laikas pradėti, dairytis jau to, kas jūs, žavi, investuoti į kažkokią kitą veiklą, kuri neštų ne tik pinigus, bet ir pasitenkinimą, nes šiuo metu, ką jūs užsiimat, jūs, jau jaučiate šiek tiek, ir nusivylę, visos taurės tiesiog išbėgia, jokio emocinio pasitenkinimo, kas veda tiesiog visišką nuovargį. Krūvis jūsų nerve ir bandant visus finansus sužiūrėti yra tiesiog per didelis. Jūs pervargstat jau. Yra visiškas nuovargis. Taip va. Tiesiog norisi jau jums patiems, galbūt ieškoti kažkokio kito kelio tiek finansų, tiek darbo srityje. Tai va, šiandien toks keitimas. Tikiuosi jums patiko, rezonavo ir iki sekančio viso.